Sveiki, prieš keletą savaičių aš kalbėjau apie tokią Petro Gražulio bendrapartietę Irmą Gajauskaitę Gają ir apie jos tą garsųjį pasisakymą, kurį jį išdėjo į šuns dienas visus rusus gyvenančius Lietuvoje. Aš tą video papostinau, paplatinau ir TikTok'e, ir YouTube'e ir padariau porą įrašų. Tie, kurie matė tos įrašus, matė, kad aš jai net bandžiau paskambinti, mes kažkiek pakalbėjome ir visi girdėjo, kuom tas pokalbis baigėsi. Taigi dar kartą, galbūt ne visi girdėjo, aš paleisiu Irmos Gajauskaitės Gajos, Petro Gražulio bendrapartietės, tą garsųjį pasisakymą, kuris tikrai traukė MBK už tautinės nesantaikos kurstymą, ir tada pereisiu prie temos. Paklausykime. Aš asmeniškai nenoriu ne tik turėti su Rusu reikalų, su Rusija, bet nei vieną Rusą Lietuvoje nenoriu matyti. Nei vienos rusiškas mokyklas nenoriu matyti. Nei vieną rusiškai kalbančią žmogaus. Tas ruskins, kuris sunaikina mūsų tautą, išprievartavo, išdergė, išvežė iš Sibirą, gyvus žudė. Jūs norit žmonės dar kartelį tą patirti? Na, visi girdėjot, kodėl aš uždėjau dar kartą tą video. Taigi, šiandien dieną aš užmačiau YouTube kanale Lietuvos nepriklausomybės akto signatarai. Yra toksai YouTube kanalas Zigmo Vaišvilo spaudos konferencija, ir mano nuostabai aš pamačiau, kad ta pati Irma Gajauskaitė Gaja dalyvauja toje spaudos konferencijoje, kurią veda Lietuvos nepriklausomybės akto signataras Zigmas Vaišvila. Lietuvos akto nepriklausomybės signataras, buvęs Valstybės saugumo departamento direktorius Zigmas Vaišvila. Na, čia 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veikėjai, ne visus aš juos pažįstu, galbūt kiti yra normalūs žmonės, geri žmonės. Aš čia iš tų tik pažįstu Taurą Jakelaitį, Lietuvos liaudies partijos pirmininką, beje, apie kurį Eduardas Vaitkus nelabai gerai atsiliepė, net davė suprasti, kad tai yra Valstybės saugumo departamento žmogus. Nepamenu tiksliai tos frazės, todėl aš nespekuliuosiu dar kartą apie tai, bet buvo toks įrašas, labai gerai prisimenu. Matyt, Eduardas Vaitkus labai nusivylė Taurų Jakelaičių, jo veikla. Jei padarė tokį įrašą, ir iš čia tų sėdinčių pažįstu Nendrę Černiauskienę, kuri visada pasisakė už NATO, negražiai rašydavo įrašus apie Vladimiro Putiną. Ir beje, ji taip pat buvo Eduardo Vaitkaus sąraše į Seimą. Taigi, aš suprantu, jei kokia kaimo bobutė nežino visos Lietuvos politinės virtuvės, tiesiog ne visi žmonės domisi stipriai tą politiką, tiesiog ką sužino iš vakaro žinių, ten gal vieną kitą portalą pasižiūri, gal kokį videką YouTube'e pasižiūri ir viskas. Aš tai galiu suprasti, nes visko čia tikrai kiekvieno priedarniaus nesužiūrėsi, kas ką kur pasakė, kas kur ten nusišiko. Bet tokio lygio Lietuvos gelbėtojas, kaip Zigmas Vaišvila, tikrai gerai yra susipažinęs su Lietuvos politinė virtuvė, tikrai žino, kas yra Petras Gražulis ir jo partija, kas ten aktyviausiai reiškiasi toje partijoje, ir tikriausiai yra susipažinęs su ta pačia Irma Gajauskaitė, nes kviečiasi kažkodėl ją į spaudos konferenciją. Gali būti taip, kad Zigmas Vaišvila negirdėjo to įrašo, kurį paleidau video pradžioje. Gali tai būti. Ir tikiuosi, kad jis tą įrašą
pamatys ar užmatys, galbūt reikia įvardinti tą video kažkaip su Zigmo Vaišvilos vardu. Bet aš savo užduodu tokį klausimą, jeigu jis matė tą įrašą ir kviečiasi ją į tas savo spaudos konferenciją, kas gali būti jo galvoje. Užtenka mums Lietuvos administratorių, kurie skleidžia tą tokią neapykantą rusams, Rusijai ir visai tai rusiškai kultūrai, visai tai ta tokia nesveika šizofreniška rusofobija. Bet va, čia tie naujieji Lietuvos gelbėtojai, kažkaip čia jie visi kartu susilieja ir natoviniai, ir mitingas jau organizuoja NATO, tie NATO palaikytojai. Viskas kažkaip atrodo, kad yra viena ta plaukuota ranka, kuri valdo tos visuomeninius procesus, nes aš kitaip tada nesuprantu. Aišku, gali būti, kad Zigmas Vaišvila nematė konkrečiai to pasisakymo Irmos Gajauskaitės, gali tai būti, bet vis tiek tokio rango politikas, Lietuvoje visiems žinomas signataras, labai aktyviai reiškiantis visame kame, tikrai turėtų žinoti, kas dedasi Lietuvoje, kas skleidžia tą rusofobiją, ir jis tikrai turėtų žinoti, kad ir taip vadinamoje opozicijoje, nors aš Petro Gražulio tikrai nelaikau jokia opozicija, nei jo partijos aš nelaikau opozicija, tikrai turėtų būti susipažinęs su ta Lietuvos politinė virtuvė. Ir va, čia fašistuojanti tokia asaba moteriškė sėdi čionais ir aistringai kalba apie Lietuvos problemas. Ir tą jos kalbą palaiko Zigmas Vaišvila, nes prask jį Gajauskaitė yra iš Šiaulių ir aš kilęs iš Šiaulių. Ir vienaip čia galvoji, kitaip galvoji, kas čia vyksta. Ir tada prieini prie paprasčiausios tokios išvados, kad Lietuva pavirto į vieną didelę psichiatrijos palatą su savo pacientais, kurie skleidžia erezijas, prirakinti jie ten prie lenciūgų, prie lovos, ir kars nuo karto tie daktarai, Lietuvos administratoriai užvelka tos sutramdomuosius tos marškinius nuo tų psichų, kad jie nepabėgtų visiškai. Ir kada pagalvoju, kad jau faktiškai marginalai užduoda toną Seime, spaudos konferencijoje, ir adekvatų žmonės kažkaip neprasibrauna, tiesiog toks mechanizmas, jie neprasibrauna, tada tikrai tampa kažkaip ne tai, kad nejauku, bet šlykštu. Ir jeigu aš užmatau tokius dalykus, mano pareiga apie juos papasakoti ir bent sugėdinti. Aš tikiuosi, kad tą video užmatys Zigmas Vaišvila arba ten iš tų kitų, Nendrių Černiauskė, nedažnai jinai sureaguoja į mano video, ten tik tokia pato daro kontra video. Tikiuosi atidžiai pažiūrės, ką ten klėdėjo Irma Gajauskaitė, ir gal kažkaip nuo jos atsiribos arba bent duos žinią, kad nepritarė tokiems pasisakymas. Nes ta Irma Gajauskaitė kompromituoja ir juos, o jie nori juk būti pūkuoti, jie nori būti patys geriausi Lietuvos gelbėtojai ir visų mylimi. Na, tikrai Lietuvoje yra ta tautinės nesantaikos kurstymo problema, ir aš apie ją dažnai kalbu, ir visi ieško kaltų. Vieniems yra rusai kalti dėl visos Lietuvos problemų, o kitiems yra žydai kalti. Ir tas naratyvas žydai kalti Lietuvos toje taip vadinamo opozicijoje, nors jokie jie nėra opozicija, tokie durneliai, aktyvūs durneliai, kurie tiesiog reiškėsi ir viskas. Ir jie tą naratyvą žydai yra kalti, jį palaiko. Yra toks grafas Liutkevičius, esu aš su juo susidūręs, esu susikirtęs ir bandėm mes ten kažkaip bendrauti, nepavyko. Ir dabar aš žiūriu, jis visiškai nukrypo į tą buitinį antisemitizmą, ir jis daro tokius įrašus. Žydai nenurims, jūs neturėsite nieko ir būsite laimingi. Cituoja Švabo citatą iš
tos garsiosios Švabo knygos Great Reset, didysis nunulinimas ar perkrovimas, kaip ten tiksliau ją išversti. Taigi, bet mielai tą įrašą pasigauna jau mūsų etatinis tautinės nesantaikos kurstytojas, toks buitinio lygio antisemitėlis Laurynas Ragelskis. Jis mielai dalinasi grafo Liutkevičiaus tokiu antisemitiniu įrašu žydai kalti. Sakau, vieniems rusai kalti, o jiems žydai kalti dėl visų problemų. Nu, tikri mūsiškiai, tik tai gimė vėliau. Kaži, kaip jie būtų elgėsi, jeigu jie būtų gimę tuo laiku, kada tie mūsiškiai siautėjo prie Lietūkio garažo Kaune. Kaži, kaip jie elgtųsi. Laurynas Ragelskis dadeda prie to įrašo judėjų torpedos. Švabo pimpačkiukas skvernelis per kvailas, kad sugebėtų užmaskuoti tikrosius nekilnojamo turto mokesčių tikslus. Čia yra mokestis už tai, kad tu kažką turi. Litvakai, judėjai, judo oligarchatas, litvakai, žydai, aš žydas, visi žydai. Ir tai yra daroma sąmoningai, tai pametama ir tų priedų, tai yra pilna. Nueikite į Ragelskio YouTube kanalą, paskaitykite komentarus. Daugiausia anonimai, nes savo pavardę vardu rašyti jiems nedrąsu, jie tik tai gali anonimiškai rašyti ir pamatysite, kokio lygio ten yra komentarai, visi faktiškai antisemitiniai ir realiai tikrai Laurynas Ragelskis traukia ant straipsnio už tautinės nesantaikos kurstymą. Na, o trumpai kalbant apie Jonaičio teismą, kuriame aš taip pat turėjau dalyvauti kaip trečias asmuo, nes tame video buvau minimas ir aš, taip nusprendė teisėja ir aš gavęs šaukimą taip pat dalyvavau nuotoliu. Na, jeigu trumpai kalbant, galiu pasakyti, ką aš manau be jokių pagražinimų. Aš manau, kad Marius Jonaitis priėmė teisingą sprendimą, ne tai kad teisingą, protingą sprendimą ir sutiko su taikos sąlygomis. Aišku, tos sąlygos bus aptartos juridiškai, bet ir Vaidas pasiekė savo, tie video bus pašalinti, Jonaičio pretenzijos turbūt irgi bus patiktos, galbūt jis taip pat pareikš norą, kad kai kurie Vaido video bus pašalinti, žodžiu, jie susitarė. Ir kodėl tai yra protingas sprendimas? Jeigu jie sugebėjo susitarti toliau nebekariauti ten vienas su kitu, reiškia, nebebus jokių teismo posėdžių, nes visuose teismuose toje juridinėje sistemoje pelnosi sistema, pelnosi advokatai, nes tos paslaugos tikrai yra brangios, kas yra susidūrę su teismais. Ir Jonaitis priėmė teisingą sprendimą, vietoj to, kad pinigus taškyti advokatams, geriau tegu pinigai lieka šeimai. Tai yra tikrai protingas sprendimas, nes Marius Jonaitis, kiek žinau, augina 2 vaikus, turi gražų šunį ir geriau tie pinigai nueina vaikams. Vaikai nesivelia į politikas, jie auga, jiems reikia finansų, ypatingai Lietuvoje, ir tiesiog tai yra tikrai protingas sprendimas. Būkim biedni, bet teisingi. Advokatai, reiškia, neturės daugiau darbo, neturės pajamų ir tos lėšos nueis geriems dalykams. Jeigu įmanoma susitarti, lygiai taip pat turėtų susitarti ir kariaujančios pusės. Ir daugiau čia nėra nieko ką pridurti prie to, ir ten, jeigu bus daugiau kokių detalių, aišku, jos visuomeniai taps žinomas. Tai tokios naujienos, tokie pastebėjimai šiandien iš visų tų taip vadinamų Lietuvoje įvykių, ir žiūrėsim, kas čia bus toliau. Tai tiek tada šiam kartui. Geros jums rytoj darbo dienos, būkit sveiki ir tada sakau viso gero.